Aha, šitas per brangus, šitai skylė. O kodėl tu iš vis kraustaisi iš čia? Tai šeimininko dukterėčiai atvažiuoja mokytis. Tai gyvenk su ją. O, nors ne, man tokio varianto nieks nesiūlė. Klausyk, ieškok, nes gyvensiu arba pas tave, arba gatvėje. O, tarp kitko, labai gera idėja. Gatvėje dabar visai nėra šalta, šviežias oras. Ei, Kei! Gerai, ieškok. Vo, 2 kambariai, centras 500 eurų. 500? Ša? Galima visada nusidėrėti. Svarbiausia iš karto ateiti susiraukus ir iš karto sakyti, kodėl čia tiek daug dulkių, kodėl grindys nelygios, kodėl iš tuliko smirda. Plauni grindis, kai pas mus ateina namų tvarkytoja? Tai aš tik truputuką, kad nepagalvotų, jog gyvenam kaip kokios kiaulės. Alio. Irma, čia Galina. Aš šiandien negalėsiu atvažiuoti. Kaip tai negalėsit? Kaip tai negalėsit? Mes juk tarėmės. Aš tikiuosi, jūs suprantate, kad jeigu šiandien nesutvarkysit namų, jie tai atrodys kaip kiaulydė. Aš jums pasakiau, kad negaliu ir viskas. Žinot ką, jeigu jūs šiandien neatvažiuosit, tai galite iš vis ir nebeatvažiuoti. Gerai. O jeigu rytoj? Rytoj taip pat negaliu. Tai jeigu jūs negalit rytoj, negalit šiandien, tai žinot ką? Tokiu atveju, tai jau tikrai mes jūsų ir nebelaukiam. Gerai. Palaukit, o tai sekmadienį? Ne, sekmadieniais aš irgi nedirbu. Tai Galina, jūs išsirinkit pati dieną, kuri jums tinka ir atvažiuokit. O jeigu negalit atvažiuoti, tai Albertas su malonumu jūs atveš. Gal ant rankų atnešti? Aš ne taksistas. Ką tu kalbi? Galina. Galina. Panašu, kad Galina mus atleido. Bet mes tave turim. Va. Prašom. Butas didelis, šviesus. Didelis. Žinai, mano dukters lėlių namelis ir tai didesnis. Tai jūs čia nuomojatės? Aš. Tai ką čia šitas veikia? Čia draugas padeda įsirinkti. Būtent padeda, kad neįkištų kokią šūdą už europinę kainą. Miegamai žiūrėsit? Tai ne. Grindis pas jūs kokios tai kreivokos. Stakta irgi. Tai čia yra miegamasis? Taip, miegamasis. Nežinau. Nu tai ką, sutarta? Kas čia? Šitas kambarys nenuomojamas. Kodėl? Todėl, kad čia yra mano sūnaus kambarys. Ir niekas niekada į jį neina. Seni, man nepatinka dar tas kambarys. Palauk, tuliką pažiūrim. Aišku. Man atrodo, šitas būtas prakeiktas. Baigtų jis neprakeiktas, čia palaimintas būtas, tu pagalvok, 500 eurų centre. O jeigu ten satanistai renkas? Kas tu? Na, tai ką jie tau padarys tie satanistai? Nebūk durnas jiem. Aš plaunu visą butą, įskaitant tualetą, taip pat langus. Labai gerai, tikrai labai gerai, jūs mums tinkate. Kada galėtumėt pradėti? Norėtųsi susitarti dėl kainos. 70 eurų už vieną vizitą. Tai gerai, tai puiku. Noriu autobuso bilietų pirmyn atgal, valymo priemonės ir dovanų visų kalendorinių švenčių proga. Taip. Ir ąžuolo lapų vainikai per Joninės. Jūs mums tinkat. Palauk, Albertai, papasakokit, ar jūs turit patirties tokiame darbe? Šitokio darbo neturiu. Jūs būtumėt mano pirmieji klientai. Labai gerai, kad žmogus be patirties vadinasi dirbs labai nuoširdžiai. Aš tik žaliuzių neplaunu, man jiems alergija. Nieko tokio, padėsiu. Bent iš pradžių. Jeigu ateisiu policija, niekas mane nematyti. Aš čia nebūtų. Gerai.
Tikrai satanistai. Ką nori, kad aš tvarkyčiau tavo būtį? Tu kad trenktas. Savo tai tvarkai? Ir tvarkai nemokamai. O aš tau, pavyzdžiui, ir sumokėčiau kokią 50 eurų. Gal ir nesumokėčiau. Negalvok dabar apie tai. Tau kas? Man atrodo, aš lavonas. Koks lavonas? Aš sakiau lavonas? Ką tik pasakei lavonas? O tuliko valymas įeina į tą sumą? Tai aišku, įeina. Koks lavonas? Man nepatinka tas jos mirusio sūnaus kambarys. Aš negaliu ten miegoti. Ten arba vaiduokliai, arba satanistai. Aš ženklus visur matau. Kokius maždaug ženklus? Nežinomas. Nu ir? Matai galą. Nu ir? 666. Ir? Taigi čia velnio numeris. Tikrai nenori pabandyti atsiliepti? Gerai, sutinku ir su tuliku. Aš labai gerai valau tulikus. Alio? Tu ką, senė, nepažinai? Čiagi tavo pusbrolis Mindė. O kieno čia numeris? Ai, nežinau, kažkokios čia kitos. Klausyk, Zuiki, koks ten tavo vardas saky? Jurga. Nu tai va, Jurgo šį telefonas. Klausyk, senė, gal gali muzikinį centrą paskolinti? Mano jau visai nusibaigė. Ai, gerai. Tik aš persikrauščiau, dabar Vivulskio 92. Raktai pašto dėžutį. Ačiū to, senė, labai. Okei, einu Daivą žadint. Jurga? Ai, einu ir tą pažadint. O čia mane Lovelasu vadina. Gerai, 50 be tuliko, 60 su tuliku. Kokie tulikai? Pas mane pilni namai satanistų. Senė, tau reikia padaryti paprastai. Tiesiog atidaryk tas duris, užeik į vidų ir dings visos baimės. Patikėk, dings ir ženklai, ir baimės. Tai ir bus tyla, ir tyla, pamatyk. Alio? Kokie dar bilietai? Blemba, nepirkau aš jokių bilietų į tą siaubeką su velnio vaikais. Chebra, ką daryti? O po to, kai viską sutvarkote, pašluostę jūs, aišku, išplaunate. Pašluostės aš išsiplaunu prieš ir po darbo. Ašgi nežinau, kas jomis naudojasi. Žinoma, puiku. O štai ir mano mylimasis Albertas, susipažink, Ramūnas, mūsų naujasis namų tvarkytojas. Savo pareigybės aš norėčiau apibūdinti kaip namų ūkio administratorius. Administratorius. Taip, Zylutė. Labas, Ulelė, kaip laikaisi? Nu, matai, triusiu suprakaitavęs ir kiekvieną akimirką galvoju tik apie tave. Šiandien pas mus Rimutė. Jei trauks protinį dantį, tai va, bandau paguosti. Aha, paguosti. Klausyk, aš tavęs labai noriu paprašyti vieno dalyko. Šiandien pas mus ateina Ramūnas. Būk geras, būk su juo mandagesnis, nes tokio gero ir profesionalaus namų ūkio administratoriaus mes tikrai nerasim. Būk su manim. Man degesnė. Pilk man, prašau. Vandens. Gerai. Kai grįšiu namo, aš jį iš karto pabučiuosiu. Oi, atsiprašau, praeisiu. Gal parnešt ką nors? Vištienos. Aš valgau tik tais garuose virtą vištienos krūtinėlę. Šviežios. Duokit krūtinėlės, tik šviežios. Dėl tokio šūdo tu mane iškvietei. Pats sakai, kad geras būtas. Ramiai. Kaip atidaryti? Kas? Neskanu? Olegas? Tai čia tas sūnus turbūt. O čia kas? Čia urna. O čia Olego pelenai. Eik tu šikti, aš krematoriume nepasirašiau gyventi. Tarp kitko vadinasi Kolumbarium. Ten irgi nepasirašiau. O ko tu čia dabar?
Baisu? Apsišyk. Man nepatinka šitas būtas. Eik, seni. Baik, čiagi tik pelenai. Aš jau baigiau. Oi, kaip greitai. Puiku. Ai, vos nepamiršau. Kiek skoloj? 50, bet įprastai man duoda 60. Kas prastai duoda? Įprastai ir tiek. Atsiprašau. Prašom. Jūs mane parvešit? Atsiprašau. Jūsgi nemanot, kad aš važiuosiu autobusu, ne? Žinoma, mielai parvežčiau, bet dabar tiek užsikrovęs darbais, kad tiesiog nėra kur dėtis. Tai neparvešit. O, sveikas. Atvažiavom. Ai, gerai. Tikrai gerai? Nu taip. O pasėdėm. Aš čia negyvenu. Aš Fabioniškėse gyvenu. Rimtai? O ką mes čia Dvarčionyse veikiam? Čia atvažiavo mano draugės Brutės pasimti. Ir pas mane važiuos. Kokios dar... Na, ateik pas mane. O kodėl tu šitam kambarį? Laimė. Neįsižeis, kolegai, nieko asmeniško. Labas, Meškiuk. Jau pasisveikint su tėveliu. Įsivaizduoju, Ramūnas apsipylė savo kelnes su balikliu. Tai daviau tavo šortus. A kodėl mano? O todėl, kad su mano atrodytų juokingai. Albertai, būkit malonus, netrypčiakit čia su batais. Aš ką tik išvaliau. Kablėtaški man į aplankus. Kas šitaip maloniai kvepia. Guliašas, Meškiuk. Mano mėgstamiausias. Čia ne tau. Čia Ramūnai. Galima gal dar vieną lėkštę? Žinoma. Šiandien mano draugė ateis. Pasislinkit. Kojas. Paimkit pleduką, išneškite lauką išpurtit. Visas pilnas šuns plaukų. Ramūnėlį galima sutrukdyti? Tik minutėlį, prašau. Tikrai didžiai vertinu jūsų triūsą, po jūsų apsilankymų namai blizga, bet yra viena problema. Tu užknisi. Nesupratau. Paaiškinsiu. Ne aš tau dirbu, o tu man dirbi. Todėl tu purtai pleduką, o ne aš purtau jį. Aš dirbu ne pas tave, aš dirbu pas ponę Irmą. Leisk paaiškinsiu. Paprasčiau. Tu dirbi tam, kuris tau moka, o moku tau aš. Tu man nemoki. Man moka ponė Irma. Davai sutarkim dar paprasčiau. Dar vienas žodis ir aš tave išgrūdu pro duris. Gerai. Aš taip jai perduosiu. Aš atleistas.
paklausykit manęs. Na, visiems pasitaiko suklysti ir Albertas tikrai netoks. Jis labai gailisi ir tai tikrai nepasikartos. Na, Gerai, aš jums atleidžiu. Bet tai paskutinis kartas. žinoma. Kita kartą bus arba jis, arba aš. Aišku. Neskanu. Tuoj paskaninsiu. Vėlis žydį po langais. Tu nuo kada čia skaityti pradėjai? Aš nepradėjau čia dauna. Kam? Ramūnai. Tai tu jo neatleidai? Nu ką, atleidau. Bet paskui tiek ašarų, tiek skausmų buvo, kad ir dirba jis tikrai gerai. Gerai tvarkosi, rimtai. Jo, mes tikim. Ne, tai bet kaip gerai, kad jisai neatleido. Aišku, tai būtų Sveikas, seni. Žiauriai geras būtas buvo. Pašėlom, pašventėm, muzikytės paklausėm. Labai gerai. Šita ten, kur buvo staliukas, ant jo buvo vaza, tai mes iš tos vazos biškį miltelį paėmėm. Kokios vazos? Tos apalios. Po vieną takelį su panam susitraukėm, bet taip užvedė. Žiauriai geras būtas buvo. Pašėlom, pašventėm, muzikytės paklausėm. Labai gerai. Šita ten, kur buvo staliukas, ant jo buvo vaza, tai mes iš tos vazos biškį miltelį paėmėm. Kokios vazos? Tos apalios. Po vieną takelį su panam susitraukėm, bet taip užvedė. Žiauriai geras. Žodžiu, okei, mes varysim jau. Tavo pusbratanas sušniojo Olegą. Palaukit, aš čia nesupratau kažką. O jeigu šeimininkė pamatys, kad Olegas, ne visai visas, Vis tiek, iškart ant svarstyklių nedės. tai kad ir be svarstyklių matos, kad su blogo bičias. Gal nuvaryti į krematoriumą, paimti pelenų ir papildyti? Tu ką, durnas, ten ką, parduotuvė tau. Kas čia? Neįsivaizduoju. Pliamba šeimininkė. Slėpkim. Atėjau neperspėjus, oi. Labas, kaip sekas? Kolegos, sveiki. Gerą dieną. Ką čia veikia Olegoje urna? Aš Kaip jūs drįsot? kambarį tvarkiau ir vat netyčia iškrito jisai. Tai tu buvai Olego kambarį? O kur čia viskas dingo? Matot, netyčia atsidarė. Ir dar langas buvo atidarytas. Vėjas tik tai ir... O, ten kaip buvo. Vėjas, jums čia juokas. Viskas, aš skambinu Olegui. 100. Labai brangus pelenai. Iš Kolumbijos. 600 trūksta. Edvai. Viskas, daugiau neturim. Tikrai nebeturim. Mums pasisekė, kad patikot mamai. Kitaip būtų. Supratot? Tu pats brangiausias mano draugas. Namai namučiai. Be vaiduoklių, be miltelių. O dukterė čia? Nėra, neįstojo. Tai. Alio, aš jau baigiau. Kada atvažiuosi pasimti? Rimtai? Būk kur esi. Tuoj atvyksiu. Aha, gerai, laukiu.